Vilnius yra pakankamai unikalus miestas. Tai yra turintis dabar šiuolaikinį tokį metropolio vaizdą. Antra vertus, Vilnius išsaugojo tokio kaimietiško mažo miestelio bruožus. Vilnius yra labai žalias, senamiestį gali apeiti pėsčiomis. Amazing things are happening. Young people are coming back to the country and they are really driving on the processes, giving something from the new perspective. Čia yra tokia meniška dvasia. The city is actually burgeoning on a huge amount of success. If you walk down Vilnius Street, there used to be one bar there. I think now there's 20. And this has all happened in the last 3 years. We are in the very center of Vilnius and the street Literatų or Writers Street. Šioje vietoje yra įamžinti žymiausių Lietuvos rašytojų ir autorių vardai. Viskas prasidėjo nuo to, kad keletas entuziastų norėjo įamžinti jiem patinkančius rašytojus. Tai yra puikaus meno galerija po atviru dangumi, kur galima pamatyti įvairiausias mišrią techniką atliktus tų rašytojų darbus arba portretus. This is Genocide Victims Museum. It was founded in the original KGB headquarters. We have torture cells for getting all the information that KGB interrogators would require. We also have execution chamber. 1,038 person was executed there. Of course, we also have new modern exhibitions about occupation of Lithuania, about resistance against Soviets, and about deportations and imprisonment in Siberia. We should remember our past because history is a teacher. Užupyje iš tikrųjų, jeigu ateina turistas, jisai jaučia, kad čia atėjo į kitą pasaulį. Labai dažnai Užupis vadinamas menininkų rajonu, menininkų respublika. Šiuo metu mes švenčiam 18 metus nepriklausomybės, tai esam jau suaugę. Žmonės čia mėgsta ateiti pasėdėti, tiesiog praleisti savo laisvalaikį. Užupis yra vieta, kur žmogus gali jaustis laisvas ir būtent tai yra respublika. Daiktai tai šitoj parduotuvėj tai yra, reiškia, lietuvių menininkų paveikslai, taip pat papuošalų yra lietuvių dizainerių daug. Porcelianas lietuvių, aišku, visada garsėja. Tie, kur, tarkim, Juršienės porcelianiniai, tie podeliai, ir ant stalo jinai daro dovanas nuo vyriausybės, nuo prezidentūros, kai būna užsienio svečiam dovanoja. It's more like a concept store for women. We're looking for really young, new talents, and we're looking for something different but wearable. Décolleté is a very interesting shop. They always seem to kind of be slightly one step ahead of what's about to explode on the scene. And they use a lot of young Lithuanian designers, which is very cool. We will give you something so beautiful that you will get like 1,000 compliments in one day. Parduotuvė vadinasi Aukso avis. Prieš 11 metų jinai buvo įsteigta mano sesers, kuri yra drabužių dizainerė. Tuo metu Vilniuje nebuvo tokių parduotuvių. Mes dirbame maždaug su 50 autorių. Visi daiktai yra vienetiniai arba riboto tiražo. Manau, kad mūsų galerija yra tikrai labai didelis pasirinkimas, ganėtinai įvairiam skoniam. Kepyklėlė šeimyninė ir vieta, kurioje yra malonu susitikti, bendrauti su draugais ir artimaisiais. Kepyklėlėje Pinavija mes labiausiai mėgstame siūlyti žmonėms savo Napoleoną, kuriam reikia be galo daug rankų darbo, tai kiekvieną kartą gali atrasti vis kažkokį kitą. Tai pagrindiniai dalykai, dėl ko sugrįžta žmonės čia, manau. Žinoma, šypsena dar. Čia lankantis ir pietaujant galima pasijusti tarsi kaip pas savo močiutę kaime. Lietuviška virtuvė daugiausia naudojama yra bulvių ir mėsos.
lietuviškus didžkukulius arba cepelinus. Tai yra tarkuotų bulvių kukulis. Įdaras gali būti mėsos, varškės arba ir varškės su kokiais spirgučiais kepintais. Patiekiame su įvairiais padažais, atvykit ir paragausit. When we started out, what we really wanted to do was to bring something a little bit new to Vilnius. We wanted to do something kind of quite simple with a very short menu. Presentation is excellent, execution is excellent, and that's why I think we're popular, because people appreciate that. I would say that things have changed hugely. When I walk around Vilnius, it makes me feel incredibly proud because I see what everyone has done to change the city and to make it look like it is today. It's astonishing, and I think it's going to get better and better.